nenoriu aš čia į kamerą gal ten per drąsiai kalbėti, bet gaunas, pažiūrėkim, retą kartą mes gamtą pamatysim, ten normalią veidą nudrožtą. Vis tiek žmonės, neišeina. Veidų yra, kad atidauti dušį, o tos dušės nėra, kad atidauti. Tokį darbą pavadinau ton darbą Mėnulis išėjo pasivaikščioti, ar Mėnulis vaikšto, tas darbas. Toks, aiškiai, jau čia grina skaitykiam, jau grina modernistinis. Ir paskui paukščių tokių pridarbau. Paskui čia tokį irgi padarbau su kompozicija, yra panaši kompozicija nuėjo į parką, aiškiai, apsilankimas, ar ten Marija susitinka su Elžbieta, čia visokių pavadinimų prigalvoju. Architektūra, mokslą palieka kaip čia pasakys, pėdsaką, palieka pėdsaką. Ir tas mąstymas, visai kitoks mąstymas. Dabar, jeigu skulptūras reikia parke erdvę daryti, tai vis tik ten tor masį žaisti. Tai negali būti kažkokių smulkmenų. Ir tos masės anos gražiai šešėlius gauda. Ir tą tokį, ir negal sakyti, kad 2 mėnesius aš čia tų skulptūrų pridirbau. Aš turėjau eskizų prisipaišęs, aš vis laik turėjau tokį svajonį padaryti abstrakciją į parką. Ta svajonė kaip ir išsipildė. O paskui čia šitas dar tokį, kaip ir paprastas smėlio laikrodį šitą tokį, irgi tokį. Esu Žemaitis, teatro supranti. Virgilijus Vaičiūnas, jeigu jau literatūriškai Vaičiūnas, ne Vaičiūnas. Esu baigęs architektūros fakultetą, tada vadinos tas visi Vilniaus inžinerijos statybos, dabar Gedimino technikos universitetas. 80 metais baigiau institutą. Dirbau Skuode, gamybinės grupės vadovu. Dar kelius ūkius dirbau architektų, bet matoma, kad taip jau buvo dievulį parėdyta, kad neprilepo man tą architektūrą. Ir ypač, kai jau po ilgų blaškymusi grįžom mes į Palangą, o Palangų architektų be abejo buvo jau pakankamai žymių ir nemaža. Tai likims taip susiklosti, kad tikrai šiandien esu dėkingas amžinatelis jau Albertui Žulkui, kuris išprovokavo mane drožti. O drožti tai aš minėjau, nuo 7 klasės drožiau suvenyrus. O viskas prasidėjo nuo to, kad aš 7 klasėje su kišeniniu peiliu nudrožiau šachmatų figūras ir tik tas tekintos pasakydavau, kad yra nustekintas tos. Aš turiu tas šachmatų figūrėlis. Ir tada draugs pamatė, davė nudrožti, tas tada minijos droždavau ten tokius velnius, ten dako. Tai man davė, aš iš karto nudrožiau. Tai visiems buvo didžiausias stebuklus, ką aš iš karto nudrožiau. Ir mane priėmė minėjo drožiau suvenyrus, taip, kad man ta drožyba nebuvo stebuklus kažkoks. Ir aš drąsiai pasakiau Albertui Žulkui, sakau, nori aš tau nudrožti nukryžiuotą. Ir aš nudrožiau iš karto, ir nufilmautas. Nudrožiau iš karto nukryžiuotą, to ir prasidėjo mano kūrybinis kelias ir jau reikėjo kažką žiūrėti. Ir tada, tarp kitko, pirmai personalinį parodą, kad aš padariau 96 metus. Tada irgi ten Bučelytė, korespondentė, jau rašė ten, kad straipsnė pasipylė, nes ten buvo kažkaip tautodailės jubiliejinė meta ir jie įstūmė mane į mano personalinį parodą, atidavė 2 salės man, ten Ferferkienė į tą galėjinį salę. Tai parodos atdavė su Pauliu man salę, ten kitur nieks neberždų žmonių, vis, aišku, ten buvo daugelio meistrų šokas.
Vis tiek jau atei darbą, atei darbą jau buvo eksponuojama parodo. Yra filmas susukts irgi iš tos parodos. Ir tada vienintelis majors, amžinatelis atėjo, sako, aš lenkiu savo žilą galvą prieš tavo talentą. Ir jis atsiklaupė net ant kelių. Aš pakėliau, aš to sakau, ką tu nesąmonė, Vytaut, juk tai koks ten talentas, iš kur tu sak, nežinai savo likimą. Tu turi atvažiuoti pas man į sodybą. Aš nuvažiavau pas man į sodybą, be mašins, be niek, peškom najauti. Ir tada man visko išaiškint, kad nenupirk sodybas, nenupirk gyvenvietę, nenupirk sodus, tu turi rasti nuošalbiškį sodybą. Nes aš sakau, man niek nereik, man reik tik tas, tu neįsivaizduoji savo ateities, tu tavo ateitis, jums man taip, kaip visko ir išpranašau, kad tu dirbsi didelis darbus, tu to. Nu, aš nupirkau tada, aišku, ton sodybą, kūriau, aš čia tvarkiau, ten gamtą aplinką čia. Nu, tai ir galvos taip, kad tikrai išpranašystė buvo taip, kaip buvo, nes aš kai nupirkau, aš iš banko buvau pasiėmęs 40 000 litų paskolų su 16% palūkan. 500 litų į mėnesį reikėjo palūkan mokėti. Tai visi sakė, tu žlugstas. Tada ir atidaviau skolas iš baldų tik tas. Tu pradėjau tokius masyvus baldus dirbti, irgi tai baldai, tai baldai irgi pasakys, ne vis tiek, aš skaičiau baldai skulptūros, vis tiek tai nebuvo paprasti baldai, o prie tų baldų norėjus tų indų, ir žeima tų nėra užsakymų, tai aš pradėjau tus indus korti, pradėjau Kaziukų mūgį važiuoti, pradžio tai labai gerai, bet surūto, parsiveždavau 6-7 tūkstančius litų parsiveždavau iš Kaziukų mūgis, jau būdavau šis tas. Taip ir mano ir prasidėjo ta visa kūryba visai. Aišku, aš labai pergyvenau, kad aš užsakymų neturiu. Ir čia vis tiek gal į ton dalyką pasakyti, niek baisaus. Man situacija tokia, Puškoris, Raimondas, legenda, Viluckas, daugiausia Puškoris. Puškoris, legenda, viskas Puškoris. Ir vis tai užsakymą nuėdau pas Raimondą. Man labai reta, kas pasitaikydavo. Buvo tokių nesusipratimų su to Raimondu, ten, aišku, jis galėjo kitą pasielgti, jis turėjo tų darbų, konkrečiai dėl Palangos Šventoriaus kryžiaus. Dabar kas toliau? Tas kryžius, kur pastatė Palango, ons betarpiškai turėjo būti toliau. Ons į visai, ne į temą. Įeini, staiba atsirėmi, nueini. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tai ir šiaurienis apšvietimas. Pats nedėkingiausias dalykas, kur turi susitvarkyti su to dalyku. Bet kol skiras dabar tautodalinks žmonės, tai to vis skiras. Aš pas kleboną nuėjau su tokia idėja, aš buvau jau žmogaus ūkį trafaret nusipaišęs, divuliuką. Iškia, susikalu lentas, ar tai 3, ar tai 4 metrų lentas kryžmė, ir aš dedu to trafaretą ir aš einu pro Vars iš Šventorių, to mano akį susitikti su nukryžiuoto akim. On žiūri tavi, kad tu nejutom kepor turėsi saujo. Tau pagyveni žmogėlis, on betarpišką tom padarys. Tai toks buvo man jau už manėms, bet dėja. Ir tada man įsako klebons, oi, ten Puškoris, ten žinoms, ten meistrus. Aš tad klebono pasakiau, sakau, Puškoris Raimondas, jis žinoms meistrus. Ons gal bet ką daryti, vis tiek ons jis žinoms. O aš esu nežinoms, aš turiu daryti taip, kad aš tapčiau žinoms. Filosofija toj. Man iš vis tokia buvo filosofija, pat pradžių. Aš kai pradėjau pirmusis darbus dirbti, aš iš karto jau impilti, čia paroda, čia parodos korespondentą, čia su Pauliu. Aš iš karto, aš taip pasakiau, jeigu tu padara darbą visuomeninė erdvė, į tas darbs nedaro beveik jokį įspūdį, reiškia nėra darbo. Darbs turi daryti įspūdį. Tur žmonės ir praėjus 5, 10, 15, 20 metų, visi turi daryti įspūdį. Tai, tokia buvo filosofija, sudėtinga. Be abejo, tai viskas, tai skolas visas, reikėjo su tas baldas, su tas indas, juk aš, kiek rūt sakė, 17 metų. Apie 17 metų aš praterėjau su tas indas. Gerai, čia viską, čia balda, inda,
Bet vis laik tos skulptūros vis pasielgdavau. Nu, tai gyvenims taip sutvarkė, kad nieka neprekiava, nieka, važiuoju, tau jau davė pats aukščiausiai suprasti, kad tu palik ramybė, tegu ten štampovna, nei su frezom dar. Ir dabar tai padėkla, ką pasižiūrė, tai padėkla, nu, aišku, kas žina, kas jį, nu, tau padėkla, buvau tau padėkla. Dabar mugės daro, nu, pinigą daro, plonesnį lentą jam, kad ekonomiškiau su frezom, jam kelias frezas, skirtingas, kad, ten... Kaip matot, aš pačią pradžią buvau, pradedi tautodalininkas, jau nori būti religinė tematika. Aš, aišku, religinė tematika buvau tikrai užsikrėtusi, įspūdingų gan darbų pridirbau. Bet paskui vis tiek gyvenims keitas, religinė tematika, religinė. O paskui sodybo jau. Dabar paskutinį metų, matot, gamta pati kažkom padikton, kažkom sodegdenėjai tvarka. Dabar man daug kas sako, kaip tu ten tokių šakų. Aš sakau, jūs negalvojate, kad aš esu dievas. Aš nesu dievas. Aš genėjau sodą, aš matau paprasčiausiai kažkokį šaką atsikiršęs, aš metu į krūvą. Ir dabar, kada jas mane užės tas įkvėpėjams, kaip sako, nors kažką. Aš įsirikiaus tas šakas ir aš pradėsiu improvizuoti. Iškuoti, kietą išmesiu, kietą panaudosiu. Arba dabar tai dvišakė. Kaip tu tokius dvišakius gali išmesti? Čia iš karto matos. Tik aišku, iš tų dvišakių vien tik angelas į tą matą rekt kažką dar matyti. Gamta pati įkvėp, nors kažko neskizauni, kažko sugalvoji, kažko minka. O dabar, pažiūrėjau, dabar jau aš anksčiau neturėjau tokios šiltos patalpos, dabar aš turėsiu tokį šiltą patalpą, užėjimą, paminką, plastaliną, paskizaunį, idėjų paaišką. Tai paskui jau vasarą stengiasi pavasarį įgyvendinti tas idėjas. Aš nedalyvaudavau, niekur nebuvau kviečiams į tas stovyklas visokius meistrų. Aš dabar galvoju, kad aš turbūt nelabučiau pritapęs prie tų stovyklų. Aš juk demonstravau, aš Kaziuko mugę drožiau 12 metrų aukštą, kiek žinot. Net rekordų knygoje ir paskui kitas metas klumpės tas drožiau. Tokį klumpės drožti. Aš viską tom galiu tarp žmonių. Bet kad veidą padaryti, aš nepadaryčiau ten tada jau. Su tom. Dar kitas metas jau po klumpių, dar Libė atskrimkas kombė, irgi sako, tu šiemet atvažiuosit per Kaziuką, toks tradicija labai gera. O aš kitas metas buvau jau pasiruošęs atvažiuoti į Kaziuko mugę su tokiu iššūkiu. Atvažiavau žemaitis, ilgins medį, nesupjaustys medį. Pagavot mintį, ilgins medį, nesupjaustys medį. Gera intriga, ne? O kaip tas išėn? O tai ir išėn. Grundėnių principų darai medis ilgėja. Bet tada šitie iš Kazlų Rūdos, tai vaikinuką, galvoju, kad aš čia uždirbu, kažką čia reklamą pasidaro, įsiprašė, aišku, vėl to ten padarysiam 100 skulptūrų. Tai nebuvo tokių zaikiokų, triušiokų prisivežyti, Libertas Klimka nufotografavo ir archyvo tvarkė, atsiuntė mane, sako, kokį kičą mes pavarėm, kokį kičą, ir viskas, pasibaigė mūsų draugystė, paskui jau Urbas nebeišrinka ten Kaziuko mugė, o daugiau kiti matyti nelabai įdomu, einam toliau. Pradžių pradžia. Pradėjau. Čia man pirmieji darba. Šitas darbas ir kaip tautodalį, reiškia, gali iškart pasakyti. Amžinatelsis Žulkus, buvo toks Albert Žulkus Palango, skulptorius, aišku, pakankamai žinoms.
Tai vat mes pastatėm kryžių ir žvejų gatvėje. Ir tada parėjom ten tą gėrim bankelį ir Alberts, aš vienintelis Palangų gali nudrožti nukryžiuotoją, vienintelis. Aš kaip jau beščerk paėmiau, sakau, noriu, Albert, aš tau nudrožtų nukryžiuotoją. Aš vis pradėjau jauktis. O daug aš taip drąsiai pasakiau, todėl, kad aš 7 klasės drožiau minijau suvenyrus. Ir aš susiradau tus įrankius, su kirvok apsitašiau. Alberts atėjo, pažiūrėjo, aš jau su kirvok formą gaudžiau. Žinai, sako, jeigu tu jau su kirvok, tai tikrai padirbi. Tai padirbau pirmąjį darbą. Aš labai daug dėmesio kreipiau į veidus, kaip jau matot patį. Čia toks man jau, tas nukryžiuotojas irgi, kaip tas nukryžiuotojas gėmė. Daug dirba Italijoje ir ten pasitaikė progą išvežti darbą rimtą. Aš pridedu rankas netelpi bagažėlį. Aš ten galvą sukau, paskui galvoju, palauk, Milos Vener be ranko, ne? Mūsų dievoliuko irgi kiti be rankai sėkmingai atrodo. Tai aš tada priėmiau tokį sprendimą, kada padaryti be rankų, tu kryžių biškių ir prašau galvos. Čia mums aišku, traktonams kaip men kūrinys nejaučia. Kai jau padėklus pradėjai kopijuoti, aš tada perėjau prie tų šitą sudėtingesnį. Tada nikap nesupratai, kaip tų dalykų padirbti, kad nesuskeltų. Blinam sudėti, čia iš vis įspūdinga atrodo. O tas darbas mano buvo toks. Aš kai pradėjau drožti, aš drožiau darbus, pavyzdžiui, tas prisikėlėjams, čia prisikėlėjams. Aš drožiau, kad parodyti, ko aš galiu padirbti. Ir ta šita darbs, 3 metrų darbs, o tai nuotraukį ir net, 3 metrų skulptūrai ir Alytui prie katalikiškas mokyklos, prie fasado pakabinta. Toliau ką, irgi visi darbai istorijai to. Čia per televiziją rodė. 17. 20. Vien žodžiu, mūsų vietinis klebonas norėjo tas 2, kur rodžiau ten apsilankym, paimti į ton savo prakartelį, prie būsims bažnyčios padaryti prakartelį. Tai aš klebonau sakau, klausyk, Karolį, supranti, tai aš tokį pastatys skulptūrą, kaimo žmonės nesupras, sakys, tas visai nuplaktas architektas. Tai aš jau tada pasiūliau, sakau, aš jums padirbsiu tas, bet tai bus mano savybė. Tai aš įsivaizduoju, per 2 savaitės tas 2 skulptūras padirbau. Per savaitę įsipjauščiau, paskui įsitempiau į čia, užsikūriau pečią, meigojau. Atėdau biškį prirūtis, bet jau veidams vėl, reik dvasiai pūsti. O čia pats sunkiausias momentas mane ir dvasiai pūsti. Vis tik turi išgauti tą nuotaiką. Čia rodė per televiziją, čia jau. Paravanka, kad čia jau nematyta prakartelė, čia taip. Tik nespėjau dievuliokų nudrožti, nes šitą koronavirusą susirgau. Tai taip palieka tas dievuliukas, nebaigtas dar. Čia biškį reik prakrapštyti, daug niek nereik krapštyti. O dabar žiūrėk, ką pagalvoju, juk kon gamta motinėlė padaro. Stebuklą. Gol rosts. Į malkas. Kas per stebuklus? Ir išgėdėms. Ir čia klausia, priklijauta. Sakau, tikriausia, kad priklijauta, nepriklijauta. Aišku, nepriklijauta. Tai kokį gamtą tor jėgai stebuklus, kokius padaro. Tikrai kans pamatyti. Dabar čia šitas irgi, kur mes praėjom. Ir juk tai krieslo, tas švein gobal medis, tas 6 krieslo, viskas padaryti iš sodybų nupjauta glausnį. Ir neišpovis buvo tas glausnis. Čia, kai Rūta jau pradėjo gyventi pas mus, pūkus lėt, pjauk ton glausnį. Pjauk, nupjaujo. Ir iš to glausnio išėjo iš šakų, džiaugsmas, iš šakų išėjo laukimas, tas, reiškia, šitas kompozicijai, čia labai Česlovo Degučio kunigo labai patinka, išraitau tas laukimas.
apibūdinimas į labai paprastas. Kaip matėt, prasidėjo nuo religinis, paskui vis tik tas braižas keitės. O tas braižas keitės dėl ko? Dėl to, kad vis tiek architektūra, vėl architektūra. Vis tiek kažkiek skulptūros mokina, ta skulptūra, tai ten kokia ta skulptūra, bet paskui buvo vis tiek Mončius muziejaus, Mončio atsirado. Pradėjau domėtis praeito amžiaus, modernistas, Brancusi, More. More tai išvis man ten, jeigu apie More beškelia žodės, tai ten, mes kai nuskridom į Londoną, o į Londoną skridom vien dėl to, kad Rūta, kai sudėjo į Sači Art darbus mano, iš karto pasiūlė, oi, čia dabar jau į Londoną, į parodą, čia tik praeina milijoną žmonių, čia aš jau pravažiuos milijonierius, jau čia, iš spastai. Tu naują idėją darbus, reiškia tai, kad tai priviliuoti. Ir aš dabar galvoju, veitą kainuoja, nuvežti, viskas daug kainuoja. Aš Rūta sakau, tu paprašyk amerikono, aš sakyk, aš noriu atvažiuoti, pažiūrėti. Ir atsiunt mums 2 dainom 2 bilietus. Po 15 eurų, po 20. Po 15 eurų buvo tas vienvilį. Atsiunti bilietus, įvedė, išskridau į tom pažiūrėti tos parodos. Į gerą, kad nuskridau pavėzėti. Negražu sakėti, bet skulptūros nebuvo iš viso. Lygis, nepasakyčiau, kad... Ir dar mes ėjom įveinėjom Sači Art galeriją, ten didžiulį salę, sudegintas tiltas padėjo. Aš galvoju, Dieve, aš atvežčiau savo darbus, tus modernistinius. Nepakalbėkim toliau. Bet toliau ėjom į ten Britų muziejus, ne, Rūta? Nuvedė mane į tą muziejų, aš ėjau ir užšalau. Visą salę More skulptūrą pristatyti. Paskui į kitą salę ėjau. Ir viskas, aš iš ten daugiau niekur nebeišėjau. Ten Rūta nubėga kažkur ten žiūrėti, į ten kiekvieno salę pridėti popierę, padėti, ką atsigoli, o ir yra edukacijas, kaip tos edukacijas, įsivaizduokim tas edukacijas, jau beškai nukristam nuo temos. Muziejus, ką ungrindu atsigoli, popierę padėti su pištuką, žiūri tą dievą, į tą paveikslą, į paišą. Kaip on suprante, on spaiša. Ir aš prisisegiau molberto lapą, simiau pištuks, pradėjau eskizus daryti tų skulptūrų More. Tai More pagrindinis man įkvėpės. Dažnai, ką man nori sakyti, kad Mončiais. Mončiais nesakyčiau, kad man daugiau More skulptūros. Tai tas braižas, kaip matau, tas braižas įkeitės. Ir dabar vėl grįžtam mes vėl prie to pateis. Jeigu šiandieną aš būčiau turėjęs užsakymų, kaip šiandien galiu nuėti pasakyti Raimondu, ačiū Raimond, kad tu toks buvo, kad tu taip darai. Aš būčiau turėjęs užsakymų, žiūrėt, dar kryžius tom patį per tom patį, tas pats per tom patį. Nebūtų buvo jokios kūrybos, nebūtų, tikrai nebūtų. Būtų piniga, o vis tai, kad nebūtų buvo, taip nebūtų buvo. Ir į tą kūrybą, kūryba, aišku, dar kaip į savo moters pastumėtas. Be abejo, daug tas moteriškas priklauso. Moteriška ir, kaip Degutis Česlovas sako, mūsų klebons kunigas reitai, kur sutuokė mumis. Prieš 15 metų, jau bus 15 metų, kaip sutuokė, bendrystė prasidėjo. Bendrystė, pat pirmos tos dainos. Irgi manas domisi, tai sako, vyras be moters, kaip on sako, vyras be moters, niekis ar kaip, vis tiek. Tai ta kūryba, kaip matot, keitės ir visokių tų minčių, visokių. Nukopijau. Aš kai pradėjau tus indus daryti, juk aš gerą pusdienį sugaiždavau prie piešinį. Kad tai būtų estetiškas piešinys, pragalvots. 12 dalių kūčių vakarienę padirbau padėklą ir niekur nerodžiau vanų. Buvau į šitą į Hamburgą nuvežęs, bet vis tik Marijampolės iš kažkur ištraukė. Ir on ten išsikvei televiziją, on vis laik prieš Kaziuk mugį išsikvei televizijai, ten įspauda Lietuvos rytį parašą, aš ten sukūriau kalėdinį
ten padėklą, žinai, aš kalėdinį pavadinau, paskui kūčių vakarienis padėklą. Nu, ons buvau toks, Marijampolietis. Da, kai buvom Liublinį parodo, mugė Liublinį, kai buvom Liublinį su tautodalininku, su Vyteniu Urba, su tau. Tai sakė, mes Vitalijai pakalnį, o tavi viršau, kad nesusimuštum. Ir tada vis tik viešbutį susitikom, neaiškiai, bendrabutį jau ten nebendroj. Nu ir aš tada atėjau anam, padėkavojau, sakau, Vitalijai, kaip gera, kad tu kopijauti pradėjau, man žinai, žiūri įsigolins. Sakau, buvo man spyris pradėti korti, o tu iš masyvo indų, žinai, tokius. Nu, ton geldant tada ten buvo padaręs, ten ton geldą, ten ir geldą dviese vadins, motriškai vyro atsisėsti. Juk aš Liublinka buvau, metė man pinigus už fotografavimą, tai vakarienį pavalgydavau. Nu, su mediena tai čia, kokie iššūkiai galbūt, žinai, tai anksčiau buvau, iš ant kiek te kainavo, dabar gal brangiau kainavo, tos medienos pilna aplinkau. Ir dabar, žiūrėk, kiek pas man privaryta ros, kažin ar aš ant suderbs, kada buvo galimybės pirkatus rostus, investavaitus rostus. Dabar kitus rostus į malk supjausto jau. Užsakėm dirbį, vis tai atsivež vis laik daugiau tų rostų. Ir da tos medienos ir to pačio sodybo. To šitą prakartelį. Ausį nupjoviau ausį, savo sodybo. Nu, tas ausis ten dar leidėjom, man nenorėjo duoti, ten aseniuns. Sakau, žinai, tu davai tik greta rašyk man ton leidėjom, kaip pjausit medį, kveiskit mane į komisiją. Aš jau pradėsiu aiškinti, kokį medį pjauti. Visų pirma, tas ausis jau buvo kapisargos, on čia prikadagių buvo, on viskas. Ir jeigu aš šiandien pasodinau virš 1000 eglių, ir dabar man kažkas nedaus man medį nupjauti. Nu, tai vėja ir. Nu, tai išėjai išausi, dabar vėl kažko nupjauni, kažko genėjai. Ir taip, kad su mediena viskas jau čia gali. O kažkada pirkdavau, jau lentas pirkdavau. Pinigų turėtų pirkti, čia medienos. Tik ties vienintelis dalykas, kad aš turiu draugą, Marių tokį Rimgailą, ir monažals turbūt nupjaut sausį vasarį mėnesį. Kada nuništėjom kažkur pavasarį, ten pardavinė gegužį birželį mėnesį, man tas nekiek nejaudė. Bet kad būt sausį vasarį mėnesį nupjautas. Sakau, Mariau, tu manis neapgaudinėk. Bet tas ir pats pagrindinis dalykas. O pats geriausias, juk čia žin, daug kas senėja meistra. Jeigu nori, kad kryžius koplysto ilgai išsilaikyti, reikia kontrapverst. Turi drūtgalį viršų, nes ąžuolų kapiliarinė sistema ant tada stums. O tai pas Antaną, nes viršutė. Ir dar nežinau, dabar kaip čia pažiūrėti to. Dabar, pažiūrėt, tas korangels jį padarys, ne stogėlis, bet ir kupols, ir apskardins tas kupols. Nu, dabar ir galimybės, ir medžiagų gali apskardinti, nu tos drėgmės apsisaugoti ir galimybės puikiausiai. Impregnantų visokių, vis tiek tas kupols, vis tiek kitaip sudraugaujant. Nu, anksčiau, aišku, žmonės koks ten kupols, dėjo tos stogėlius prie namų statė, ne, tos kopličelis, namas stogėlis, nu, čia reikia stogėlį, kad apsaugoti, nu, viskas tvarko. Bet aš tada Antanovai kalbėjau, kad sakau, nu padirbam kupolą, nu matys kitaip, tas nams jau modernistinis, jau nebėra jokios ten liaudiškas architektūros. Nu, ir tas kupols susišė. Su šiuolaikiniais principais. Matot, kaip čia pasakys, aš muziejau pasakiau, o kaip dabar mes su to paveldu, kaip mes darom? Visai iki komercijai, visai pinigą, atsiver liaudis men knygti, nukopijom, vis tik stengas kuo greičiau, kol gal uždirbti, vis laik mes galvojam apie pinigus. Ir dabar tas aukso vainikas irgi atsivertė knygą, nukopijavo, ten jeigu dar padažėtai, bet kur mes ainėms paliksim, o mes tik tas kopijaunam. O tas pavelds, nu, labai gerai išsireiškiam, žinot, ir Šmitas, menotyrininkas, kada man reikia men, kurie status gauti, man rekomendacijai rašė. Tai, kad į pirmas tas darbs, kur matėt, nu, vis tik tai yra
matos, kad yra, šiandieną žiūrint, matos, kad tai yra, vis tiek liaudis meistras, ne liaudis meistras, tai ir padaryts profesionalą. Tipo jau kažkur netgi pirmoji, aš sakyčiau, į Vildžiūną gal net Vildžiūns gal biškį grubiau darė. Ir padaryt skulptūrų, bet tai vis tik ir su liaudis meno bruožas. Ir ten, kad aš nuvažiavau, pamačiau tos motins ronkas, tos tokius kaimiškus ronkanus manisimės, tas ronkas pavaizdavau, tos drapiruotis tokius sunkius, tokius, bet tas veids vis tik išvietintis. O ta gyvenimo našta, o tai ir liaudis menas. Tai ta liaudis mena, mes nekopijuokiam tą, bet darykiam liaudis mena dvasia darbus. Man tokį mąstysen. Dabar antras darbas, religinė tematika, jau tada tokį pakilėta, lengvesnis, ta drapiruotis, bet skausmus jau kažkoks pertinti. Tai čia ir liaudis menas. Ir į tas liaudis menas, turėtume mes vis tiek į tos veidus, veidus. Daug ko darė, proporcijas neišlaikė, didina galvas, dėl to, kad perteikta nuotaika. Ir tos nuotaikas mes nebeperteiksim tokius. Nes, jeigu mes norim tą nuotaiką perteikti, mes turim įlysti mešką, įgyventi pusiau atsiskyrėlišką gyvenimą. Arba su visai kitokiu mąstymu. Vakar iš sūnaus gavau drausmės, kad man mąstėms ir pažeist. Man, pavyzdžiui, išsireiškimo ir kad aš medžius myliu daugiau negu žmonės. Man būtų ir pasakė, kad tu medžius myli daugiau negu žmonės. Kaip aš tų medžių nemylės, nes medis auga, prižiūri, on nikada tais neįskaudins, o žmonės tik tas įskaudinti aplinkų. Tai su to menu, tautodalį, yra, sutikiam, sudėtingas dalykas. Tikrai sudėtingas. Ką mes ten nukopijonam, padarom, ten dabar tai rūpintujėlė, ir neblogų, ir neblogų rūpintujėlių. Ir iš viso, aš tokį filosofiją buvau, ne vieno veito pasakęs, kai prasidėjo nepriklausomybė, turėjo būti taip. Reiškia, viskupijo, paskelbta liaudis meistra, katrai norėtumt visuomeninės erdvės daryti, o visko vežat savo pasiūlymus. Ko jūs galite padirbti, prisistatot. Ir tada atrank viskupijų, kad ten kokį 10-20 gal dirbti visuomeninės erdvės. Taip, kaip Lenina kažkam. Ir nebūtų buvo dabar tokių nesąmonių. Ir tada tas klebonas būtų turėjęs priverts važiuoti ne pas tom katras už kapeikas, bet kom padar. Bet kas dar tau padaryti? Ir tada būtų visai kita buvo. O dabar mes pristatėm tokių baisių dalykų. Tikrai baisių. Dabar, palinkėti, kon gali dabar ateity palinkėti, visi kompiuteriai, čia tur užsigimti žmogus iš pašaukimo. Tur toks užsigimti. Kaip atėjo, buvo Sabonis, buvo Marčiulionis, buvo talentai užsigėmi. Nors kaip šiandien vakar sūnus pasakė, kad Šarūnas Jasikevičius tai grina ništempė ten tėvą, ten visai kitą. Ons pasiek viskom per darbą. O tai buvo genijai. Jums galėjo šnapštis pagerti Sabonis, ir nieks anam negalėjo. O tai toks atėt užsigimti toks buvo pas manis pradėjęs čia atėdau dirbti pas manis. Dėl ko aš tus indus taip ilgą dirbau. Dėl to, kad toks iš Vidmantų šeštoką atved, man šeštoką, baldus čia dirbom. Ir on steik prie manis prilėpa ir on per visą žiemos atostogas, pavasarį atostogas, per vasaras atostogas, on atėdau pas manis dirbti. Ir aš buvau į tokį dorną ratys, aš nam turėjau priruošti ruošinių. Ir aš anam sakau, tu pabandyk, kur nors savo sukurti. Ne. Idealią viską padarydavau, o savo ne. Tai kaip dabar, tai sakau, dabar tai senėja jau po biškį išen. Ir čia iš tų jaunų. Pavyzdžiui, dabar, kai paimkiam tokį dalyką, auksą vainikų gauti.
matos, kad ir jauns, perspektyvus, visko, o daudam kažkam tai Viluckau, supranti, nudrož kažkokius ten padažė, baidyklis, nuvežėm, supranti, Alytų, nu gėda, raganus kažkokius baidyklis ten, va čia prasideda, nesvarbu, kad ons daug tam jaunam sunku dabar, jaunimo sunku, žinai, dabar, dar gera, kad buntos parodas dar, jaunų žmonių, ten Alytui, ką buvau parodą, tai jaunam davė, tada, kai buvom nuvažiavę, prieš kiek metų, jaunam vyrukau davė tą aukso vainiką, tai čia buvo jau stebuklų, žinai, sakau, taip, reikia visą daryti. O dabar, kaip su ta skulptūra irgi, čia pas manis tokia mintis, kad padaryti čia darbį poilsio stovyklą, bet suaugusiems žmonėms, ne taip, kad vakam suvakas, tai ten, tai pažiūrėjau, Munčys, darydavo darbį poilsio stovyklas. Nors ten būdavo nam finansuojamas. Ir susirinkdavo tas darbo poilsio stovyklas augi žmonės. Ir ten 5 metus iš eilės važiavo aukščiausios klasės advokatas, kur pinigų buvo turtai. Ons 5 metus čia daugiau važiavo. Tai klaus Munčys, sako, tu teik važiuoji. Žinai, sako, kaip mani sako, pribaigta visą advokatūrą, aš išvažiuoju, sakė, į sodybą ir pradėt pjausyti skulptūras. Geriausias ir, tai jeigu jaunims susikortų dar apart to, ir tada gautus ons pragyventų iš kažko, o čia būtų nam kaip atgaila, tada ons daryt ne už pinigus, ons daryt dėl savęs, dėl atgailos, ir tada tai darbą būtų dvasingi. Čia, žinai, žinot kaip, čia reikia atrasti. Gal man didžiausia klaida dar buvo padaryti, kad aš nenuvažiavau pas, žinai, tėvą Stanislovą. Nenuvažiavau. Reikėjo nuvažiavoti, nes, pažiūrėjau, šitas gyvena, kaip jums, kur stacijai sukūrė Anykščius. Ne, kaip jums buvo. Jo, stacijai sukūrė. Ir kada sukūrė ten stacijas, ten Anykščiaus, Izelis. Sukūrė tą staciją, tarp to Izelį, čia to koplyčelė buvo darytas, tos skulptūrėlis palungo. Tada, ons pirmiausia buvo pas tėvą Stanislovą. Ir pas tėvą Stanislovą ten nuvažiavo, restauravo ten skulptūrėlis, ten pabuvau kelias dienas. Tada pamatė ir on skambina Anykščių klebonovui, sako, žiūrėk, sako, turiu įdomų žmogų, žinai, galėtų daug kanam darbą. Ir tada ir prasidėjo. Tai tada reikėjo į mane nuvažiuoti, bet nenuvažiavau. Buvo tokie momentą, kad buvo krizė, ir jis sakė, šeimino sakė, kad važiuok, tu pabūsi kelias dienas. Mane buvo subrendis. Tai ir tokie dalykai, žinai, aplamai kūryba yra, nedėkingas dalykas. Ir toks rusų žodis, hudožnik, hudožyti. Praktiškai visi darba turi istorijai, kad tai pats padėklavo, kaip jūs matotum, sein sukabinti į padėklą. Juk tų padėklų pradininkas tai aš esu Lietuvo. Ir ten daug kas pripažįsti, žena, tik aišku, Vitalijus nenori iš Marijampolės pripažinti, nes jis pirmais pradėjo kopijuoti tas padėklus. O kaip tas viskas gavos? Gavos labai paprasta. Rada iš HBH, savininkai grįžo iš Vengrijos ir pristojo prie manęs, kad aš padaryčiau valgymo bliūdelius. Sakau, nuėjo kitur, nusipirkai, bus, bet ten tekinti. Galų gali priprašyti. Paskui man mintis kėlė, o kodėl nepadaryti skirsnį? Tai aš į jūrą šventį nuvežiau 6 dalių padėklą, ką pradėti visi fotografuoti, kopijauti, su daktuk dėžutėm matauti. Aišku, aš pradžių pikau ir nervinausi, paskui galvoju, jeigu mane kopijom, tai aš labai gerą darbą. Taip ir gavosi. Paskui jau aš išėjau lauk iš tos rinkas. Kaziukų mugė, kada 315 eurų, 20 prekiavom 15 metus,
tada aš supratau, kad jau viskas. Ir tada galvau šitą ir dar YouTube įdėt filmuk savo moters pastumėtas. Jeigu pažiūrėsi, tai vat, mano moteriška davė drausmės ir aš grįžau atgal prie skulptūros. Nes pradėjau tai nuo skulptūros. Ir grįžau atgal prie skulptūros.